Mes matydavomės viešuose renginiuose. Po to, kai aš išėjau iš finansų ministerijos, aš prezidentę Grybauskaitę mačiau Vilniaus universiteto rektoriaus inauguracijoje, kurią kviečiau kaip tarybos pirmininkė ir kvietėm tada prezidentę ateiti ir dalyvauti ir daugiau viešuose renginiuose, taip kaip ir bet kuris kitas Lietuvos pilietis. Tai ten kažkokios fantazijos apie tai, kad mes draugaujam, mes susitinkam, ji mane coachina ar kažkaip man padeda. Nu, tiesiog, žinot, čia yra tas klausimas, kurį labai sunku paneigti, nes tavęs klausia, ar taip yra, tu sakai ne. Tada sako, tu kažką slepi. Nu, ką gali paslėpti po ne? Ką gali paslėpti po ne? Nu, tikrai mes nei buvom kažkada draugės, nei esam draugės, nesuprantu, kodėl taip galvot. Panašumą tą aš suprantu, iš ko žmonės peša. Ten trumpi plaukai, gal kartais kažkam retorika atrodo panaši. Jo, nors aš tai laikausi labai negriežtų žmogum. Visiškai man čia toks. O kaip aš apie Dalią Grybauskaitę, kaip tik skaitau knygą, nustokime krūpčioti ir ten daug momentų pastebėta, kad jinai žmogus reiklus ir griežtas. Kaip jūsų atžvilgiu buvo reiklus ir griežtas? Taip, jinai reiklus ir griežtas, bet ji yra tas žmogus, kuris, jeigu ji jaučia, kad tu jos nebijai, tai ji yra labai smagus žmogus bendrauti. Ta prasme, gali pajuokauti, gali visiškai kažkaip situaciją šmaikščiai apibūdinti. Ir aš, pavyzdžiui, niekada nebijojau. Prezidentės, nei kai jinai ministrė buvo mano vadovė, nei kai jinai buvo prezidentė, aš jos niekada nebijojau ir turiu pasakyti, kad man kažkokios tokios įtampos, kad ten eina, kaip ten sakydavo, šlapiom nugarom ir ten šlapiom kelnėm, ne, tiesiog aš, jeigu norėdavau pasakyti savo nuomonę, kuri nesutampa su prezidentės nuomonė, aš visiškai ramiai ją pasakydavau ir man atrodo, kad tokios žmonės visada gerbė. Mes su draugais juokavom, mūsų vyrukai, kai kalbamės tarpusai, sako, tu bandėjai kada nors savo žmonę prieštarauti? Jo, bandžiau, nori randą parodysiu. Tai neliko randų, kaip prieštarauti? Ne, neliko. Dargi esu gal kažkada gavus kokį saldainį prie kavos prezidentūros. Neblogai mastai, prašau. Justas Jasulaitis klausė, jeigu galėtumėte pasirinkti valstybę, kuriai galėtumėte vadovauti be Lietuvos, kurią pasirinktumėte ir kodėl? Naująją Zelandiją. Oho, kodėl? Jums patinka regbis? Man patinka Naujoji Zelandija, kurioje aš niekada nebuvau. Aha. Ir dar man labai patinka jų premjerė Jacinda Ardern. Ir nežinau, ir dar tos avys labai patinka. Ir žalia, ir kalnai, ir žiedų valdovas, ir žodžiu viskas. Sportas patinka? Sportas man labiau patinka ledo ritulys. Tai nežinau, ką aš ten Naujoji Zelandijoje veikčiau, bet Naujoji Zelandija man turbūt visai patiktų. Kazubovičiūtė klausė, pasisakot už ar prieš žolės legalizavimą? Kalbėjom, kad... Aš nesu už žolės legalizavimą, už patį legalizavimą. Čia visą jauną auditoriją skubu nuraminti, tikrai galite mane dabar prikalti prie kryžiaus, tikrai nemanau. Bet jinai sakė. Tikrai, kad legalizavimas niekada nesakiau. Čia jau Skvernelio retorika, kur mes turėjom per prezidento debatus šitą klausimą ne vieną kartą. Ir aš visada kalbėdavau apie tai, kad negalima žmonių bausti baudžiamąją atsakomybę už tokius dalykus. Ir jis visą laiką su savo chebra sakydavo, jie už legalizavimą. Tai tarp legalizavimo ir dekriminalizavimo yra pakankamai didelis atstumas. Aš tikrai nemanau, kad reikia žmonės bausti už paikystę, bet aš manau, kad tai yra paikystė. Išdykavimas turite omeny toks, ar ne? Kažkoks. Toks savo... O jūs esate bandžius? Ne. O jūsų aplinkoje kas nors? Turbūt raščiau žmonių, kurie yra bandę. Andrius 03 klausė, ar geriau ištekėti už Trumpo ar už Putino? O, Dieve mano. Geriau taip kaip dabar, nei Trumpo, nei Putino ir rami galva. Geriau nieko negu blogas. O jau, tikrai sunkiai pasirinkčiau, abu labai mačo, bijau, kad mes net